Daugiau kaip 150 architektų komandų iš 57 valstybių bandė sukurti originalaus dizaino studentų bendrabučių projektus, kurie būtų statomi iš mobilių modulinių konstrukcijų. Konkursą organizavo modulinių pastatų, konteinerių ir mobiliųjų statinių gamyboje veiklą vykdanti bendrovė Riterna Modul. Kokiais iššūkiais susidūrė darbų autoriai? Be galo maža erdvė. Vienas moduliukas ten 3 metrų aukščio, 3 pločio ir 6 ilgio. Reiškia, kad jį galėtumai užsidėjęs ant sunkvežimio palaidais nuvežti, kad jisai tilptų į laivą. Tokie visai nieko bendro su architektūra neturintys skaičiai. Sudėtingas ištinko konkursas, nes mes darom modulius, jie nėra dideli ir iš to išspausti kažkokį architektūrinį kontekstą yra pakankamai sudėtinga. Ar komisijai lengvai pavyko išspręsti kas pirmą vietą? Ganėtinai lengvai. Ginčijomės gal kokias porą valandų, nedaugiau. Išrinkome laureatus tokius, kurie lyg ir pataikė į tas sąlygas, kurios buvo iškeltos. Pakankamai originalius, labai nelauktus, bet kaip čia proto ribose. Viena grupė tai tiesiog sprendė, ką galima išdėlioti iš tų modulių, kokį gauti vaizdą. Kita grupė galvojo, kaip būtų faina ten gyventi. Mes manėme, kad tas kelias lyg ir toksai turėtų būti patraukliausias. Buvo dalis, kurie tiesiog bandė padaryti teisingą pastatą, kurį galbūt imtų ir iš jų nupirktų projektą, bet yra daugybė specialių reikalavimų, kurių tikriausiai ir sąlygose nebuvo. Ir dar buvo viena grupelė, kurie padarė, ko nebuvo įmanoma įsivaizduoti. Man tiesiog stebuklas, yra tokių įdomių, keistų ir beprotiškų darbų, kad net įsivaizduoti negalima, kad žmogus tai galėtų sugalvoti. Aš baisiausiai va šitiem pavyzdžių. Taigi pradedame mūsų konkurso oficialų apdovanojimą ir skelbsime mūsų konkurso laimėtojus. Ir pradėsime nuo 3 vietos, kurią užėmė projektas, kurį padarė lietuvis Donatas Česiulis, kurį ir sveikinam užėmus 3 vietą. 2 vietą užėmė projektas La Comunitat iš grupės iš Ispanijos. Tai yra Ivo dos Santos Henrikas, Erik Palau, Milagros Machado, Victoria Esboras, Florencija Greco ir Sebastian Ferrari. 1 vietą užėmė projektas Lock Roll, kuris kilęs iš Tailando, kur 2 autorių su Fazini Šanoj ir Tanazit yra Jeren Vongsa. Kas jums labiausiai iš tų pamatytų darbų šiandien, kuriuos peržiūrėjot, įstrigo? Labai išsiskyrė kažkuo, nustebino? Pradžiugino ir nustebino, tai 1 vietos laimėtojas, kuris pasiūlė namą, kuris transformuojasi, kuris vasarą vienoks, žiemą yra kitoks. Ir tikrai tokiame name turbūt malonu būtų gyventi. Taip, jį techniškai įvykdyti turbūt šiaurės gyvenimo sąlygomis labai sudėtinga ar brangu. Bet idėja labai gera ir gal labiau pietų šalims tikrai labai priimtina. 2 vietos laimėtojai, man atrodo, pateikė labai įdomų gyvenimo scenarijų iš tikrųjų. Tenais jaučiasi tikras toks bendrabutis, tokį, kokį mes suprantam, su visais savo privalumais ir su trūkumais. Su stoginėm, su kampais, kur gali susitikti, kur gali žmonės atrasti vienas kitą, kur gali perduoti knygą per langą į kitą terasą. Tai jisai pasiūlė tokį tvarkos ir netvarkos scenarijų. Lietuvių darbas laimėjęs 3 vietą, labai įdomus. Jie pasiūlė į senas apleistas gamyklas, į pramoninius pastatus, į kitus pastatus, tiesiog juos išnaudoti kaip tokius stelažus, į kuriuos būtų galima sukišti tuos modulius ir juos taip lyg atgaivinti antram gyvenimui, nes visa infrastruktūra yra, pastatai yra, jų niekam nereikia. Koks tikslas visgi tos tradicijos?
Vienas iš tikslų yra supažindinti architektus ir studentus, kad mes tokie esam. Tikimės, kad dalis iš tų studentų galbūt už kelių metų dirbs kažkokioje studijoje, gal ne kaip pagrindiniai architektai, bet galbūt prisimins tiesiog gamintoją, kuris gali jiems padėti realizuoti jų projektus. Konkursui projektus kūrė ne tik lietuviai, taip pat dalyviai iš Latvijos, Estijos. Ypatingai aktyvūs buvo lenkai, italai, rusai, amerikiečiai. Taip pat dalyvių gretas papildė indai, ukrainiečiai, švedai, suomiai, prancūzai, vokiečiai ir kiti. Visus konkursui pateiktus dalyvių projektus jau netrukus bus galima peržiūrėti bendrovės tinklalapyje. Tiems, kam įdomu pamatyti gyvai, kviečiame aplankyti mus parodoje Resta, kuri vyks balandžio 24-27 dienomis Vilniuje.